Labukas. Labas. Pagaliau susitikom. Iš tikrųjų buvo planuota ne vieną mėnesį, bet tokią dieną, baltą dieną susitikom pagaliau. Tai iš tikrųjų mano Instagramo draugam bus įdomu sužinoti, Justina, ką tu veiki be Instagramo, nes aš pati tave pažįstu kaip tokią pozityvę mamą, ištisai dedantį įvairių reelsų, tokių, kad tu žiūri ir tu matai save, tu matai daugelį situacijų save. Tai va tą ir veikiu Instagramą. Juokauju daug juokauju gyvenime, tai čia gal mano pagrindinis dienos tikslas, kad diena praeitų pozityviai ir būtent tas juokavimas mane veda į priekį. O dar tai turiu labai daug veiklų. Negaliu nusėdėti vietoje, tai su šeima turime ir maitinimo verslą. Jo, teko šiandien pavalgyti skaniai, labai skaniai. Tai žinok, aš nežinau, kad jis taip moka gaminti, nes namuose tai žinai, nebuvo tam tikros technikos, tai ir nedarydavo. Namie tik tai kotletai ir sasiskos, kaip sako. Tai dar turiu šią studiją, kurioje mes sėdime, tai čia būtent renginiams ir pati. Jo, labai čia gražu, iš tikrųjų, labai. Kažkaip net nesitikė, atrodo, esu dabar Panevėžy, įvažiavusi Panevėžį, supratau, kiek čia daug gyvena žmonių, tiek mašinų ir ateinu ir čia tokia studija, realiai, būčiau Vilniuje ir jinai tikrai atrodo, kad sėdi Vilniuje tiesiog kažkokioj studijoje. Taip, tai ir kur yra modelių būrelis, ir jie yra per visą Lietuvą, ir jie sako, tai mūsų gražiausia studija, tai Panevėžy, tai jau gerai. Fainai. Tai tiek tų veiklų, dar turiu edukacijas vaikams, nes pati esu baigus pradinį ugdymą, tai turiu edukaciją. Aš irgi esu pradinio klasio baigus ugdymą, aš irgi galiu tą patį. Aš sakau, gal ateis koks 50-metis, kada ir sakysi, ai gana, nori su vaikais, tai žinok, mane tai gyvenimas taip privedė, nes mes, kai gyvenome Norvegijoje, tai ten taip jau susiklostė viskas, kad... O kiek metų Norvegijoje gyvenome? Norvegijoje mes gyvenome, mano vyras gyveno daugiau negu 5, o aš iki 5. Ir sakoma, kad nuo 5 metų gyvenant svetur jau nutrūksta ta virkštelė susijusi su namais. Tai aš jau, kai jau pajutau, kad jau nutrūkinėja jinai, tai žinok, sakau, viskas, važiuojam. Tai ir ten Norvegijoje, būtent aš gavau tą pasiūlymą, kad dirbti mokykloje pagal specialybę. Tai žinok, taip ir gavosi, kad ir su vaikų gimimu išlindo tas profesinis, žinai, būtent pašaukimas ir grįžusi čia, tai, ką buvau sukūrusi savo vaikams, perkėliau būtent tuos edukacinius užsiėmimus, bet jie daugiau yra ne tik vaikams. Apie tai ir yra tas, apie tą mano visą profilį, tą ne tik mama, žinai, ką daugiausiai aš kalbu. Tai mes pirmąją užsiėmimų dalį skiriame vaikams, tai aš jau iš tos profesionalios pusės edukacinės muzikinės, nes aš dar ir muzikantė ir X-Factory dalyvavusi. Visų galų meistrė. Sakau, tokia gal... Gerai. X-Factory dalyvavusi, ne? Kaip faina. 4, taip gal. Geras. Bet čia dar buvau Urbanavičiūtė. Senai labai. Tai va, ta kita dalis užsiėmimų yra, kad laikas yra skirtas mamoms. Nes žinai, kai tų užsiėmimų vaikams yra va tiek, apstu, žinai, o kad mamoms kažkas būtų, nes tu nežinai, va ten pasikapsto, pasikrapšto, papiešia ir jau bėga. Nei tu kažkokio tai kontakto užmesgi su kitom moterim, ar ne? Tarkim, ypač kai tu esi būtent tame tarpe, kai tau vaikas iki 2 metų. Tai mums tai, žinai, bet tau irgi negimė sūnus, tai turi Instagramą, turi ir savo darbus, tai tu net nespėjai pastebėti, žinai. O kitos, pavyzdžiui, dekretą, ir jom šakės, jos niekam nereikalingos. Tai mes kartą per savaitę susitinkam, yra jau dabar 2 grupės. Ir tą kitą valandą, kol vaikai žaidžia, čia viršuje yra žaidimų kambarys. Jo, ir tada, kol jau tie vaikai žaidžia, mes jau pliotkinam, geriam kavą, sausainiukai visokie ir paskui šventės kartu šventėm. Na, kad ir paskui stengdavausi, kad kartą per mėnesį būtų tie renginiai. Tai su psichologu, tai su kažkokia kitokia mentorė, tai apie moteriškumą pakalbėti, tai dar kažkokios temas. Tik dabar apstabdžiau šiek tiek jau visus tuos reikalus, nes... Kaip sakoma, kai jau mano pačios dėl sveikatos problemų ta stiklinė tuštėja, tai nebegali tiek daug duoti. Nu jo, tai va šiandien mūsų pagrindinė tema iš tikrųjų pakalbėti apie tai, apie ką tu nesenai iš tikrųjų prabilai Instagrame. Taip. Dėl ko tavo ir darbai mažėja ir manau daugam bus įdomu ir paklausyti ir kažkam netgi spyris.
atsisukti į savo sveikatą ir pažiūrėti, ar nereikia jai duoti daugiau dėmesio. Na ką, tai užduosiu tą tokį klausimą iš tikrųjų. Prieš kiek laiko tu sužinojai, kad tu susirgai Laimo liga? Tai sužinojau aš prieš 3 metų su šiek tiek, o sergu aš jau jie 4,5. Ai, tai tu dar tą laiką kažkurį tai dar net nesupratai, nežinojai, tik tai kažkokia buvo. Šita istorija ir yra todėl tokia ilga, nes būtent kaip tu šiandien ir dalinaisi ryte savo istorijose, įvyko tas apsižioplinimas, neapsižiūrėjimas, būtent medikų Norvegijai, bet čia bet kurioje pasaulio šalyje gali tai nutikti, čia tiesiog mes galim taip neapsižiūrėti. Ir būtent dėl to neapsižiūrėjimo šiai dienai aš turiu lėtinę Laimo ligą, kuri šiek tiek ir skiriasi nuo tos, būtent kuri yra tai dienai nustatyta Laimo liga. Tai lėtinė Laimo liga yra ta, kuri, tarkim, nesulaukia laiku gydymo ir būtent tiek bakterija jau išsiplėtė organizme, kad jau ją jau sunaikinti yra be galo sunku ir metai iš metų mes tai bandom, bet vis kiekvieną rudenį yra atsinaujinę taip, kad atrodo, kad vis naujai man įkando ir vis naujai mes kažkaip apleidom. Tai O ta Laimo liga, jinai gali koks pagrindinis, kas turi atsitikti žmogui, kad tu kaip tu ją užsikrėstum, nes yra tikrai žmonių, kurie net nesuvokia, kas tai yra Laimo liga. Aš kiek pirmą kartą, kai susidūriau, man atrodė visą laiką, kad tai yra įkandimas, turi būti įkasti, tai turi būti kažkas raudona, tu turi eiti ir tada sako, kad čia Laimo liga. Ir dar esu girdėjusi, kad tai gali tiesiog eiti kažkokia erkė ar kažkoks ten vabalas užkrėstas, tu gali tiesiog jį nuimti ir jau tu gali pasigauti tą Laimo ligą. Ir tu net nežinosi, nebus raudona, nieko. Tai kaip buvo pas tave? Pas mane tai buvo viskas kaip iš vadovėlio. Ir jeigu nebūtumėm, tarkim, mano šeimos gydytojas nebūtų toks, apsižiūrėjęs, tai viskas būtų buvę kitaip. Aš labai atsiprašau, tu buvai jau Lietuvoje. Ne, žinok. Dar Norvegijoje, tai aš ir paskaičiavau pagal laiką, tu sakai prieš 3 metus, o prieš 2 kaip ir 2. Aš laukiuosi upytės. Aš buvau nešė, kai aš radau ir erkę. Tai buvo pirmoji mano erkė gyvenime ir vienintelė. Čia buvo šiltų sezonų. Jo, tai buvo šiltojo sezono, man erkė įkando čia jausi, labai labai maža, tai dažniausiai ir būna apriestos tos nimfos, vadinasi, pačios mažiausias. Man pirmo erkė įkando čia, dar labai, žinai, Violė, kas yra įdomus dalykas, kad man niekada nekanda nei odai, nei erkės, nei vorai, bet mano dukrytė, erkės, odai ir visi kiti vabzdžiai labai mėgsta. Čia pagal kraujo grupę, pagal kvapą. Čia kaip mane kanda ištisai. Ir kadangi aš ją nešiau pilvuke, tai galimai man ir įkando, nes tai yra, ir paskui, žinok, aš kalbu, nes aš tikrai rasdavau ant savęs tų erkių ir aš tiesiog man įkando mano terasoje. Terasoje kando, bet kai tau kanda erkė ir ta erkė jau yra užkrėsta, tau, tarkim, atsiranda žymė. Tokia atrodo kaip buliaus akis vadinama. Jinai yra taip raudona, tada balta ir vėl raudona. Tai mano šitoj vietoj buvo raudona, šis kelias yra labiausiai pažįstas ir aš su ta raudona dėme nuvažiavau, Norvegijoje ten yra kiekvienoje savivaldybėje tokie kaip priimamasis punktas greitosios pagalbos. Tai aš nuvažiavau, aš pasakiau, žinai, kad man įkando erkė ir aš pradėjau kalbėti apie encefalitą. Tai, kas Lietuvoje daugiausiai buvo kalbama, apie tai, ką aš daugiausiai, čia tiek turėjau žinių apie encefalito, nes ir tie skiepai visur, žinai. Taip. Ir sako, pas mus nėra encefalito. Iš tikrųjų, nėra Norvegijoje užkrėstų erkių, nes encefalitas tai yra virusinė liga. Laimo yra bakterinė. Ir, tu įsivaizduoji, tai jeigu medikas sako, nėra encefalito, tai būtų normalu, kad jisai sakytų, bet galbūt Laimo liga tau. Taip. Ir man nieks nieko, žinai, aš tada pagimdžiau mergaitę, ten mane ir skatino, žinai, kas galbūt irgi turėjo galimai. O kaip tu jautėsi tą visą laiką? Tu nuėjai, tau pasakė, tu jau taip kažkokius tai simptomus iki to, kol tu pagimdėjai. Kažkas vyko tau su tavo organizmu? Viskas vyko. Bet tu nelabai galėjai suprasti, kad tai yra kažkas iš šono, tai gali būti, ar tu galėjai pagalvoti, kad tai tiesiog nėštumas toks. Tai žinai, man taip ir buvo sakoma visą laiką, kad kadangi jau
aš, tarkim, po tos dėmės atsiradimo mane suskatino nėštumą ir aš pagimdžiau upytę, žinai, tada prasidėjo visa lavina. Sąnarių sukinėjimas, nežmoniškas. Čia kaip pagimdėjai. Jo, kaip pagimdžiau. Ta prasme, tu miegi naktį ir atrodo, kad tau sugrąžtų, grėžia kojas, rankas, pirštus. Prasidėjo temperatūrų šuoliai. Tada man sakydavo, kad čia tau sukrūtinė, žinai, tai mastytas kažkoks, tai dar kažkas. Ant kiek tai gali iš tikrųjų būti susijęta, nes tai būna pas mamas. Taip. Ir jie visą laiką tai susėdavo, kad tu pavargai nuo motinystės, tu čia pamiegok, žinai, ten tai kažką. Žinai, buvo tokių atvejų, kai mano upytei buvo jau virš pusės metų. Aš esu porą kartų su ją iškritusi ir tiesiog stovint, nes tas nuovargis yra tokio lygio, kad pavyzdžiui, aš atsimenu, mes sėdėjom su vyru, mes planavom tada kelionę su draugais į Siciliją, žinai, ir aš esu tas žmogus, kur matai, mane labai sunku sustabdyti. Ir aš, žinok, sėdžiu, verkiu ir sakau, žinok, nepirkim bilietų, nes aš nepajėgsiu. Ir aš nesuprantu, kas man yra, tu neįsivaizduoji, tu sėdi, ateina, tarkim, jau 7 vakaro. Ir tau va taip visas kūnas. Nuo nuovargio tokie, žinok, kaip traukuliai prasidėjo. Bet sakau, su tą mergaitę iškritau keletą kartų. Padarausi kraujo tyrimus. Va, kaip ir tu šiandien irgi sakai, ne? Kraujo tyrimai geri, žinai, tu tai žiūrėtum, gal kažkokio vitamino trūksta. Tai vėl maitint sustokite, sako man, žinai. Man pirmas vaikas. Ašgi kaip išprotėjus, supranti, hormonai daro savo. Čia aš tikrai maitinsiu, darysiu, supranti, žodžiu, čia žinai atskira kalba apie tą maitinimą, žinai, kaip, žinai, kokia mūsų visuomenė, kiek mes esam prispaustos, prigazdintos, kad maitink ten iki negaliu, žinai, iki metų 2. Jo, žinai, paskui su antru, tai supranti, kad ir šuns bliūdą užaugs ir nieko tokio. Taip. Žinant tai, kad tu turi šiuo metu 2 vaikučius, turite nuostabią šeimą, vyras yra pas tave. Klausimas, kaip vyras išgyveno tai, kai jisai matė, vaikas pirmas, tau yra sunku, neaišku, ar tai yra kažkokia liga, ar tai yra nėštumas, ne nėštumas, o motinystė tokia, kaip jisai reagavo? Tai jisai išsigandęs buvo beprotiškai, nes kai tu turi visiškai sveiką, visada besišypsančią žmoną, kuri gali nuversti kalnus ir tada, kai, žinai, aš atsisakiau tos ir kelionės ir jisai mato mano akis ir akis, žinok, ir obuoliai nebebalti būna pas žmogų. Jie gelsvi. Ir tokios akis, jos, vandeningos. Aš atsimenu, man draugai rašydavo iš Lietuvos, kas tau yra, Juste, tavo tokios akis keistos, tu tokia keista, čia kažkoks filtras ar kažkas, žinai, būdavo, bet, žinok, visai matėsi. O jisai bandė kreiptis kažkur ar ne, ieškoti pagalbos, bet, žinai, kaip būna vyrai, reikia kažką daryti, tiesiog, kai jisai pats kreipėsi kažką. Tai jisai buvo tokia, žodžiu, padaręs man staigmenėlę, ėjome mes pas gydytoją su dukrele ir jisai tokią intervenciją man padarė, jisai tiesiog be mano žinios pradėjo kalbėti su gydytoja, kad prašau, kalbėkite ją, kad jinai nutrauktų maitinimą ir pradėtų save žiūrėti, nes tiesiog su vaiku ant žemės kritinėja, aš dar tokia, žinai, išsigandusi, galvoju, pasakojais čia tokios dalykus, kad aš su tuo vaiku, žinai, buvau iškritus ten Norvegijai su vaikais, žinai, vėl kita tema tokia, kad galvoju, man dar tą vaiką atims, supranti. Taip, ir dar viskas ant karštų hormonai, atrodo, ir vyras jau blogai daro, nors jisai sunku suvokti kitą žmogų, kuris tau atrodo, kad tau gali pakenkti, nors iš tikrųjų visi ieško tik padėti. Labai norėjo padėti man, žinai, o aš tiesiog sakydavau, viskas čia man gerai, čia aš pailsėsiu, pamiegosiu. Ir tada buvo priimtas sprendimas, kad nustojau maitinti, nes galvojame, kad čia tikrai mano motinystės viskas yra. Ir kiek laiko gavosi, kad maitinai? 11 mėnesių. O, tai aš lygiai tiek pat, nes aš irgi dėl, realiai dėl bėrimo, dėl dermatito turėjau atsisakyti, nes pasakė, jeigu tu būsi toliau tokia išberta, tu užsikrėsi kažkuo ir gausis, kad tu maitinsi vaiką, darysi gero, savo pakenksi ir po to bus sunku iš viso ir išgydyti. Tai aš irgi norėjau maitinti kaip ir ilgiau, gal iki 1,5 metų, bet kažkaip metai laiko ir dabar kam pasakau ir tu tikriausiai gal girdėjai ne kartą, kad oi, tai ilgai, metai laiko kaip ir ilgai jau čia skaitėsi. Tai žiūrint, su kuo pakalbėsi, nes tai jo, yra visokių žmonių. Taip, bet aš manau, maksimumą jau išspaudėm, ką galėjom, ar ne? Baigi maitinti ir tada ar pagerėjo situacija? Nepagerėjo, nes tai nebuvo priežastis. Aišku, psichologiškai buvo labai sunku, tada vėl jaučiausi kalta, čia, dėl ko aš apie tai tiek daug kalbu, žinai, nes esu labai daug išgyvenusi emociškai, būtent tų tokių,
linksmųjų kalnelių. Tai ir viskas sekė paskui taip, žinok, kad jau kai upytį buvo beveik 1,5, mane suparaližavo. Man suparaližavo visą dešinę pusę, važiuojant, atsimenu, kaip dabar mes važiavom, žinok, į parduotuvę ir man prasidėjo visiškai nutirpo veidas. Nu tai ne tai, kad paralyžius, bet toksai nežmoniškas nutirpimas. Nu, toksai, kaip nutirpimas. Žinau, jėgos nėra. Pavyzdžiui, tau norėtum kažką pakelti, tu kaip ir keli, bet nėra jėgos. Tu taip nejauti veido, čia tau veidas užtirpęs, ranka užtirpus, ko užtirpus. O kaip vadinosi šitas dalykas? Jį vadino kur nors paralyžium ar ne? Tai ir yra toksai toks suparaližavimas, gal labiau tai vadintų nejautra gaunasi, žinai. Vat kaip tik mes kalbėjom. Aš kalbėjau su rizikos vertintoju apie tai, kad labai retą žmogų pasiekė iki tokio lygio lyga, kad net laimo lyga, kad suparaližuoja. Taip. Kad tai yra labai retai, bet tai, kad dažniausiai būna tik padariniai visokie tokie, ten tave migdo, tu negali atsikelti, silpnumas, vėmimas, temperatūra, o paralyžius tai yra tikrai vienetiniais atvejais. Tai pas tave tas dalykas jau buvo. Nes čia yra jau paskutinė, tai jau aukščiausia ligos stadija, kada yra jau vadinama infektologų neurologinė stadija, tai reiškia, kai tau yra pažeista centrinė nervų sistema. Tai va, aš nuvažiavau tada vėlgi. Ir dažnai visą laiką aš kreipiausi į medikus kas mėnesį, nes tau yra labai blogai. Ir tu kas mėnesį ieškai pagalbos, ne tai, kad, žinai, sėdžiu, sergu, nieko nedarau, tai ir pati kalta, nesirūpinau. Kiekvieną mėnesį ieškau pagalbos ir tai tas dienas viskas susijęta su motinystė. Tada aš dirbau grožio srity Norvegijai jau, nes dekretas yra iki 11 mėnesių būtent Norvegijai, žinai, tada aš jau dirbau grožio srityje, mergaitė dar nėjo darželį, bet mes taip pakaitom su vyru. Ir man sako, tu darai tos antakius, žinai, su blakstienom pasilenkus, tai užspaudė tau. Dėl to, žinai, man nutirpo. Ir kiekvieną kartą, žinai, kiekvienam yra va tokia va atsakymas, kaip pasiteisinti, žinai. Ir tada tu susimastai, o gal tikrai, viskai būna, tikrai žinai, būna. Ir ta erkės įkandimas yra jau tau seniai smegenyse užblokuotas, nes tau pasakė, kad Norvegijos jos neužkrėstos. Taigi man nepasakė, kad laimo ligos žemėlapis raudonas. Supranti? Ir netgi yra data, yra viskas tiksliai mano ligos istorijai parašyta, kada aš atvykau ir skundžiausi erkės įkandimu. Aš galėjau paskui ir kreiptis, ir aš ir kreipiausi, norėjau kovoti, žinai, aš kaip visą laiką pajokauju, žinai, kad man lengviau būtų, tai atsimenu, juokdavaus. Nu, tai jeigu sergu, tai bent jau su Tesla sirgsiu, žinai, kad pinigų, žinai, gautum kažkokią kompensaciją. Nu, kažkiek lengviau, ar taip jau, žinai. Taip. Bet, žodžiu, sakė, kad tame jau visame teisme, tai man pasakė, kad per mažai buvo išleista gydymui, dėl to kompensacijos jokios nebus. O buvot parašę sumą, kokią išleidot? Tai nebuvo tos sumos didelės, nes aš buvau Norvegijai, čia Lietuvoje tai gal pas privačius kokius eitum, ten privačių tu nelabai ir žinai, nelabai kur kreipiesi, žinai. Ir paskui, kad gydysi kitoj šaly, kadangi tai nėra ES šalis, tai aš paleidau, ten nebuvo, ten tokia suma, žinok, buvo, kad, ten aš nežinau, kur aš būčiau tokią sumą išleidus. Gal dabar, jeigu važiuočiau į Lenkiją, tai galėtum, bet jau čia jau pas faktum. Na ir žodžiu, tokia, sutrumpinant tą istoriją, paskutinis buvo jau tas jau kertinis taškas, kai mano va šitas kelias, va tiek prisikaupė vandens. O prieš tai jisai buvo toksai? Ne, jis tiesiog man paskaudėdavo ir tada jau čia susidarė toks sąnario uždegimas, kad man va tiek vandens, nieko dar nedarė, kaip visą laiką. O tu nuotrauką turi? Turiu viską, galėsiu tau atsiųsti ir savo akis, ir savo tuos kelius. Ir tada jau aš patekau į universitetinę Bergeno ligoninę. Ir tada, žinai, man paėmė, ištraukė skysčius ir tada čia jau... Norvegijai, taip? Jo, ir tada jau nustato tau tą lygą ir, žinai, aš buvau prekybos centre su savo mažąja. Ir, žinai, vis tiek tu kalbi anglų kalba, tai nėra tavo gimtoji, tai aš viskas puikiai suprantu, bet vis tiek, žinai, toksai buvo man. Ir man paskambino ir sako, aš turiu blogų naujienų. Sako, jums nustatyta boreliozė. Tai taip vadinasi laimo bakterija. Ir kas ta boreliozė, kas tas yra, žinai, kitaip jie vadino. Ir paskui sako, žinai, kaip jūsų šalyje geriau žinoma laimo liga. Ir sako, jums jau yra aukščiausia paskutinė stadija.
Tai tą akimirką, žinai, aš nesupratau iš pradžių, kas ta Laimo liga, man, tai ar čia leukemija, ar čia ką, aš čia mirsiu gal, žinai, toksai tau, nu tu nesupranti, stovi tam prekybos centre, žinai, viskas, nebežinau, nei kur tas vaikas, nei kur tie rankinukai, nu nieko tiesiog. Bet man išrašė antibiotikų, man tada skaudėjo nuo to antibiotikų galvą, jie pakeitė silpnesniais, žodžiu, ir dar po 2 mėnesių aš atsikėliau, aš tau įsiųsiu nuotraukas galėsi, kad žmonės matytų įkelti, žinai, tarp video. Va tokie, va, žinok, Vijolė, va tokios akis. Nuo vaistų? Taip, ne nuo vaistų, tiesiog nuo širdies, jau širdį tada buvo pradėję imti. Ir tos akis pasikartoja iki dabar. Net va tokie, va, žinai, ir likę pas mane kapšeliai tokie, va, yra likę, tai nesivizduoju, aš tau kaip parodysiu, tai žinok. Bet atrodo kažkokia Laimo liga. Vienas įkandimas. Ir viskas, žinok, ir tada mane išrašė persilpnus antibiotikus ir tada, aišku, buvo pandemija, aš negalėjau grįžti į Lietuvą, parašyti pagalbos, taip kaip esu gal įpratusi, žinai, čia vis tiek taigi ir pažįstamų turi ir kažkur lengviau prieiti ir, žinai, kur privačiai ir panašiai, ten yra viena privati klinika, žinai, žinai, tu nepaklausi, va, kaip dabar mes, žinai, per story paklausi, labas, gal gali pasakyti. Ir dar pasakys, aš dirbu, galiu tave rytoj užregistruoti. Bet iš tikrųjų, čia va, Instagramas, taip. Jeigu reikia, tave ir užregistruos ir atsirasiu tavo sekėja, kuri ten dirba. Taip. Tai va, žinok, ir kaip tik tai atsirado pirmieji skrydžiai, kad buvo galima jau skristi. Aš pirmų taikinių grįžau, atsimenu, dar ir su mergaitė savo, nes vyras dirbo, žinai, ten tų auklių turi nieko, žinai, kaip tiek emigracijų vienas esi. Ir man tada atliko visus tyrimus ir jau tada jie sako, jūsų negydė, ar ne, Norvegijai? Tai sakau, gydė, aš išgėriau 5 savaitės antibiotikų, bet kažkokių per silpnų, netokių. Ir vėl išrašė man tos antibiotikus čia Lietuvoje ir aš vėl grįžau, vėl išgėriau ir tada dar, na čia vėl sakau, jeigu ne mano charakteris, tai gal aš jau visai kitur ir būčiau ir tas toksai, va, ta mano meilė gyvenimui, žinai, jinai mane visur ir tempė. Nes, žinai, koks buvo vienintelis klausimas, ko aš paklausiu grįžus į Lietuvą, jeigu aš dabar pastosiu antrą kartą, ar tai bus pavojinga mano ir vaiko gyvybei? Ir sako, pavojinga nebus, bet su tokiu nuovargiu, šita liga, sako, nu, bus labai sunku. Ką aš padariau? Pastojai. Kaip va, tu priėmei tą sprendimą? Dėl tam, kad galvoji, kad vėliau galbūt nepavyks, ar tu jauti, kad tai yra paskutinės tavo jėgos? Ar va, dėl ko? Žinai, kaip būna, va, nes aš pažįstu tikrai nemažai mamų ir netgi mano giminaičių rate yra moteris, kurios bandė pastoti kelis kartus, jos turėjo persileidimą ir va, tik tai dėl to, kad tai yra amžius, tik tai dėl to, kad reikia dabar, nes vaikui šalia esančiam 3 ar 3,5 metų. Ir toks jausmas, kad net dievuliukas neleidžia to turėti, nes tu greičiau lėki tą vaiką į darželį atiduoti, dar pats neatsidžiaugi, o jau kaip ir nori antro, bet supranti, kad ne iš meilės, o iš tos pareigos. Tai va įdomu, kaip tu pati jauti, va, kaip čia buvo. Ar iš tos baimės, nes per tą baimę irgi atrodo, nu, kai tu žinai, kad tu nori to antro vaiko, ar tu žiūri tą amžių, ar nu, va, dėl ko tai buvo, pati vis tiek su vyru kalbėjot. Taip, dažniausiai šiaip pirmi vaikai, sako, gimsta iš tos meilės ir panašiai, antri, treti ir ten kelinti, dažnai būna planuojami, kitiem gaunasi. Aš toks žmogus esu, nu aš maksimaliai, žinok, tikiu energetikom ir visatos dėsniais ir kai tuo tiki ir tu matai tos ženklus, tai lygiai taip pačiai kaip su pirmąja dukrytė. Aš žinau, kad aš būtent po to akto pastojau, žinojau tikrai ir žinau, kad mergaitė ir žinau, kad tupytė. Lygiai taip pačiai buvo ir su mano antruoju gyriumi. Aš tiesiog jau buvo kuris laikas, kur aš jaučiau, kad žinok, va, tas jo angeliukas jau man va čia ant peties ir jis jau man va taip, mama, aš jau turiu ateiti ir buvo toks momentas, ypač kai žinai, mes su vyru buvom geriausi draugai ilgą laiką. Ir šiaip gyvenime. Taip, gyvenime. Buvom draugai, žinai, jisai viską žino apie mano visas jaunystės škadas, žinai, aš apie jo, tai mums labai lengva. Ir mes buvom susilažinę, kad kuris pirmas susituoks,
Tas ir galės pasimti upės vardą, nes mes abu norėjom upės. Tai va įsivaizduoju ir mes kartu dabar esam. Tai aš sakau, jau mus buvo iš seniai pasirinkus, nuo debesėlio žiūrėjo ir tik tai laukia, kada mums ateis į galvą, kad čia tas žmogus. Tai va. Ir va buvo ten ta akimirka, kai mes pradėjom apie antrą vaiką ir jisai sako, jo, ir tada bus gyriukas. Ir jis man pasakė, tas gyrius, žinok. Viskas, man užsisuko, visi hormonai, viskas užsisuko ir sakau, jisai man va čia sėdėjo ir laukia, kada aš Bet nepaisant to, kad jautėsi realiai kiekvieną dieną blogai. Taip, ir žinok. Ėjai pas gydytojus ir ta baimė vis tiek, jinai, va, čia iš tikrųjų ant kiek reikia stipriai tikėti ir jaustis taip, kad, realiai čia, čia kaip tiesiog tu sergi, tau skauda, tau silpna ir dar turi mažą, kiek vaikučių buvo metukai, virškis virš metukų. Ir tu dar jau žinojai, kad yra pas tave Laimo liga, tu jau žinojai, ir ne, kada jau gyrius buvo, jau mintyse, kaip sakant. Tai, vat tas toksai tikėjimas, matyt, gal vyro irgi va tas prisidėjimas prie to, kad viskas bus gerai, čia tu išgysi, čia tik tai tiek. Bet vis tiek, kai tu dar žinai, kad tai yra tavo paskutinė ta stadija, sakykime, ar ne, to Laimo lygos, jinai yra... Nesuvokiu, supranti. Aš buvau keli mėnesiai sužinojusi, žinai. Tau visi medikai, kaip ir dabar, dėl ko yra be galo svarbu apie tai kalbėti, visi medikai tau sako, išgersi antibiotikų ir praeis. Taip. Tai aš tikėjau tuo, kad man Norvegijoje davė ne tuos vaistus, jau Lietuvoje davė tuos ir va dabar aš išgersiu, pastosiu, taigi jau praeis. Taigi visi tą patį sako. Visi kaip susitarę suokė tą patį ir ašgi pravažiavau pro privačius medikus Lietuvoje. Mangi pasakė, kad privati labai kieta infektologė. Geroj klinikoj, kad išgersi dabar šitos antibiotikus ir viskas bus vaikeli gerai. Na, gal šiek tiek skaudės gyvenime, daugiau nugarą ir panašiai. Ten šiek tiek gal būsi dabar pavargusi, kol atsistatysi, bet per neštumą pailsės atsistatysi, žinai. Ir tu tikėsi, kad praeis. Dabar tai aš taip nedaryčiau. Va dabar, jeigu reikėtų priimti sprendimą, nes tikrai esu labai pavargusi, kad ir kaip čia juokauju ir šipsausi ir stengiuosi sveikti. Aš kasdien savo kartuoju. Bet tavo tas pavadinimas ne tik mama. Tai žinok, atrodo, tau duotas gyvenimą ir tu jį pasiemi vienintelę visam Instagram'e. Yra panašių, bet ne tik mama, bet realiai ta istorija savo pasakoja, toks jausmas, kad prie to, tikrai ne tik mama, realiai vis tiek, ne kiekviena moteris pasiryš pastoti, žinant apie savo lygą, netgi vis tiek kažkur skaitai, kokio lygio jinai ten gali būti. Taip. Ir tu pastoji, ir tu toliau darai, ir tu esi ir versli dar. Viską, tikrai va tas pavadinimas ne tik mama vietoj vardo turėtų būti. Aš negaliu, tikrai. Reikės pasikeisti. Bet žinai, daug kas taip ir vadina, ypač. Ne tik mama, taip. Jo, taip ir vadina. Ne tik mama. Tai supratau, tai žodžiu, kaip tavo tas nėštumas praėjo visą tą laiką, tu gėrei kažkokius dar vaistus, negėrei, nes čia gavus taip, kad tu nekaip ir iki galo negalėjai iki galo gydytis, nes buvo vaikas pilvukė. Ne, nebebuvo, aš išgėriau, būtent taip aš padariau, aš išgėriau, kaip, gal kažkur tas verslumas, ar ne? Tai čia aš pajokausiu, nebūtų toks liūdnas pokalbis. Taip, Violė, aš išgeriu antibiotikus, paskaičiavau vaisingas dienas ir pastojau. Ir viskas. Ir kai laukiasi, kas vyko tuo metu? Buvo visko, buvo sunku, nes berniukas, jisai, žinai, nežinau kaip tau buvo, bet labai aukštai buvo, labai aukštai buvo. Ir tada aš dar nesupratau, kad aš taip turėsiu taip stipriai širdies problemų. Tai buvo toks sunkus nėštumas, bet jeigu išeis galėsi video iš to sakinio įterpti, ką aš dariau nėštumo metu, aš tau atsiųsiu nuotraukas, kaip aš 33 savaitėje su upė, vyru ir tuo pilvuliu aukščiausią Norvegijos viršūnę kalbu. Ir žinai, dar, sakau, čia, kaip žmogus gali pažiūrėti gyvenimą. Ir man sako, draugai, tau visai, kukų namai, žinai. Ir aš sakau, jūs juokaujat. Ar kurią turi nors gimdė su helikopteriu nuo kalno nukelta. Sakau, mane nukel su malūnsparniu, sakau, ir ką, ir gerai, sakau, bus šau. Tai va taip aš kažkaip paskui pasižiūrėjau į viską. Ir kai gimė gyriukas, aišku, sunku buvo, kaip ir visom ta motinystė, 2 maži vaikai, 2 pampersiniai, berniukas, diegliai ištisai, aš viena buvau, vyras dirbo
Ir kai Gyriui buvo 3,5, mes pagaliau jau kalėdoms prieš lygiai 2 metus grįžom į Lietuvą. Tai vat man labai įdomu yra tas dalykas, kad tu laukeisi, žinant tai, kad tu jau sergi Laimo liga, tu baigiai tada gerti tuos antibiotikus, tu pastojai. Ir vat 9 mėnesiai tas nėštumas, tu žinai, kad tavo sveikato gali kisti ir dėl nėštumo, ir dėl to, kad tu sergi, ar tu ėjai pas gydytojus vien tik dėl tos Laimo ligos, ką toliau daryti, vis tiek jinai kaip ir progresuoja. Tai buvo taip, kad aš kaip pastojau, tai aš žinai ir kaip ir sakau, nelabai žinojau, kad, taigi aš turėjau pasveikti, žinai. Ir nėštumo metu prasidėjo tada širdelės problemos ir akivaizdžiai prasidėjo, žinai, tokie priepuoliai. Priepuoliai prasidėjo nėštumo metu mano pirmosios panikos atakos, kai aš nežinau, žinai, kad tai yra panikos ataka. Tai būdavo, pavyzdžiui, važiuojam automobiliu ir man pradeda trūkti oro, pradeda tirpti galūnės ir aš jau, kadangi man jau buvo pasakyta, kad yra širdies aritmika, tai yra širdies ritmo sutrikimas, jau taip pradėjo jį atrasti, nes blogai pasijusdavau, žinai, ir nėštumo metu, bet patikrina, kaip tu jautiesi, ta širdelė, taip, ne taip plaka, kaip turėtų. Tai būdavo, pavyzdžiui, kelis kartus atsimenu, važiuojame su vyru. Ir man pradeda trūkti oro, iš nieko, nes panikos ataka, jinai tau ateina ne dėl to, kad tu dabar susinervavai. Tai nestresinė situacija. Jinai tau ateina iš tavo jau susidėjusio organizmo. Taip, jinai gali būti lygioje vietoje pas mūsų kolegą. Tai aš esu kelis kartus išlipus beveik išvažiuojančios mašinos ir pradėjus rengtis drabužius nuogai. Tau taip veikia, protas tiesiog tokia užžina ataka, kad... Tai aš paskui, ačiū Dievui, kai supratau, kad yra panikos ataka, tai jos ir dabar pas mane kartais apsilanko, bet aš jau nebe, joms durų nebetidarau, nes tada kai gali išmokti su jom gyventi, tvarkytis ir tai iš tikrųjų yra daug paprastesnis dalykas, negu pavyzdžiui nerimo sutrikimas, kas paskui irgi atėjo, paskui vėliau su šitą ligą, bet kalbant apie tą klausimą, būtent nėštumą, tai man nėštumo metu irgi dėjo tą Holterio monitorių, kur tu visą parą esi su tokiu aparačiuku. Ir jisai parodė būtent tą... O kur jį laikyti reikia? Va tau pakabina ant kaklo ir čia tokius kaip prikliuoja lipdukus ir paros laiko tavo širdies parodo visą gyvenimą, paros ritmą jo, nes širdis toksai yra organas, kad jeigu ne priepuolis, tai tau nelabai ir parodys, kad viena kardiograma, žinai. Tada jau man patekau aš pas kardiologo tokį jau nėštumo metu ir jis man sako, dabar kai pagimdysi, iš karto ateini pas mane ir gersim labai stiprius vaistus ir jokių maitinimų. Čia kiek mėnesių buvo vaikui? Dar nešia buvau. Buvau nešia ir tada jis sako, pagimdai ir ateini pas mane ir gersim vaistus stiprius, nes tas ne tik kad Laimo liga tau duoda nuovargio simptomą, bet kai yra širdies ritmo sutrikimas, tai aš pavargstu 10 kartų labiau negu tu. Prastai. Taip. Tai va, bet aš nenuėjau pas gydytoją pagimdžius vaiką. Tu pradėjai maitinti. Aš pradėjau maitinti. Mamos instinktas. Aš pradėjau maitinti, bet buvo taip blogai su Gyriaus diegliais. Išbandžiau viską. Ir paskui supratau, kad jisai alergiškas mamai. Na, žodžiu, supratau, kad gyvenimas pats rodo viską, kad turiu nustoti, bet irgi išmaitinau gal apie 3 mėnesius, tai tą ribą pasiekiau. Bet vis tiek, jo. Jo, ir tada, žinok, nuėjau pas kardiologą ir tada jau sugėriau tuos, aš jau su tais vaistais grįžau į Lietuvą. Ir galvojau, kad dabar tai jau tikrai viskas. Ir tada, žodžiu, galvojau, kad jau tikrai viskas kaip ir geriau, man atrodo. Bet atėjus, dabar mes grįžom žiemą, pavasarį vėl man buvo blogiau, vėl man buvo blogai, vėl suko sąnarius, vėl prasidėjo visokios panikos atakos, grįžo nerimas ir viskas grįžo dėl to, kad mes dar susirgom COVID-u. Tai dar visą tai COVID-as padvigubino. Tai vat. Na, o jau tada, žodžiu, mano mergaitė, jinai visai neseniai tik tai pradėjo kalbėti. Jai buvo nustatytas kalbos raidos sutrikimas ir, žodžiu, dabar jau taip nustatytas, o tą visą laiką, kai mes grįžom, čia dar prie tos visos Laimo ligos, visi pradėjo kalbėti dažnai apie visus kitus raidos sutrikimus ir panašiai. Čia Lietuvoje
tik nustatyk diagnozę, visiems vaikams duoda, visus vaikus lygina, linčiuoja, tai va, dar prie viso to turėjau tą ištverti. Ir aš pagalvojau, kad man čia yra jau visiškai išsekimas, kažkokia depresija, nervinis išsekimas dėl tos mergaitės, dėl panašiai, aš jau vėl Laimo lygą, čia aš pasveikusi, čia viskas gerai ir panašiai. Ir man psichiatras nustato prieš metus spalio mėnesį man nustatė depresiją, nerimo sutrikimus, išrašė kalną vaistų. Ir tą pačią dieną man atėjo atsakymai, nes tu reguliariai kas pusę metų tikrinėsi Laimo antikūnius, nes tu išgertum antibiotikus ir tu negali pasakyti, va dabar jau man padėjo. Nes tyrimą tik tai po pusės metų gali darytis, kad pamatyti, ar jau tikrai jau nurimo, žinai, bakterija. Tai va, kai man nustatė tą depresiją ir panašiai, aš aišku nusprendžiau, kad aš vaistų negersiu, pradėjau organizuoti renginius mamoms. Ir tada būtent nustatė vėl, kad aš iš naujo, lyg niekada negydyta, turiu vėl tokį patį antikūnių suaktyvėjimą, lyg niekada nebūčiau gerus antibiotikų. Ir iš savo pirmąjį renginį, ne tik mamos būtent, aš atėjau su va tokiom akim, nes atsikėliau ryte, dažnai pastresavau, gal kad pirmas renginys, žinai, be galo svarbus, svajojau apie tai ilgai, kad grįšiu iš Norvegijos. Jo, va čia viršui buvo pirmas renginys. Ir, žinai, ir aš atsimenu, stoviu prieš tas mamas, žinai, prisipudravus čia visko. Ir sakau, nu, mano misija ne apie grožį kalbėti, nekreipkim dėmesio, kaip aš šiandien atrodau, žinai, šiandieną susirinkam pakalbėti apie jūs. Ir pasirodo, kad nei ten man depresija buvo, nei niekas. Tiesiog jau tiek buvo jau pažengusi liga, kad tu tiesiog nebegali nei pakilti iš lovos, nei nieko. Ir netgi prie Laimo visos simptomatikos yra depresinė simptomatika. Toksai dalykas, kai tu, ne tai, kad tu sergi depresija, tai yra depresinė simptomatika. Tau jau taip atrodo, nes tu tiek pavargęs esi, nes tavo kūnas yra tiek pilnas toksinų viduje, žinai, nu, vat, kaip pavyzdžiui, po gero vakarėlio, ar ne? Tau sako, būna moralinės, ar ne? Čia toks sulyginimas žmogui, kad suprasti. Taip. Tai taugi ne depresija. Taip. Tau atsiprašant pagirios, bet mielas, žinai. Taip. Nu tai va, tai čia ta simptomatika tokia dėl to, kad yra pažeista centrinė nervų sistema. Ir tokia tai gaunasi bendras kaip smegenų uždegimas. Tai va, ir vėl išsigėriau 5 savaičių kursą antibiotikų. Ir pavasarį vėl jaučiausi blogai. Bet kai sugeri, pagerėja šiek tiek. Pagerėja. Žinok, aš pagalvojau, kad čia aš su sportą nuėjau, pradėjau renginius organizuoti, aš susėmiau, pusę metų kalbėjau, kaip aš savom jėgom išsigydžiau depresiją. Nebuvo man jokios depresijos, man tiesiog buvo Laimos aktyvėjimas, antibiotikai padarė savo. Yra taip, kad pagal mokslinius tyrimus yra, kodėl taip atsitinka, nes bakterija yra atspari antibiotikui pasidariusi ir jos, ta visa bakterijų armija susikapsuliuoja į tokias cistas. Jos susikapsuliuoja į cistas ir gali toje cistoje išgyventi iki 9 mėnesių. Ir jos aš išgeriu antibiotikų, tarkim, tų geriamų, ar ne, kurie yra tiek silpnesni, kad net negali, žinai, skrandį labai stipriai dėti. Ir jos jau, žinai, sako, mus puola visa armija bakterijų į cistą, į bunkerį ir iki 9 mėnesių. Ten dauginasi, gyvena savo gyvenimą ir tada sako, žiūrėk, ramu, biškiai imuninė pasilpo, čia biškiai per šalą, nu, dabar tai mes nugalėsim. Paukštis susiplėšo tą kapsulę ir puola tave dar su 3 jėga. Jo, ir dabar yra tokie gydymai, būtent ir... Aš mačiau, kad tu, aš pirmą postą tavo ir pamačiau, kai tu tokiam kaip kapsuliai toj, aš žiūriu, skaitau ir negaliu patikėti. Ir kodėl mane tai labai pakliūdė, aš taip sėdžiu vakare dar su vyru, tada mes žiūrėjom filmą, bet aš taip norėjau tau parašyti, nes aš taip pat vakare esu gavusi žinutę iš vienos moters, kad aš paaukočiau jai, nes jos laukia yra labai sunkus gydymas nuo Laimo ligos, būtent su labai stipriais vaistais, kurie kainuoja į Gdanską, ten važiuoti, gydytis ir taip toliau. Ir aš kai esu susidūrus ir žinau, ką tai reiškia, nors tada pirmą kartą susidūriau ir negalėjau patikėti, kokios kainos, kad Lietuvoje tai nėra normalaus gydymo nėra. Aš iš karto tau prašiau ir negalėjau patikėti, kad tai gali būti tu. Tiesiog negalėjau patikėti, nes aš tave matydavau storiuose ir tos ligos ir buvo įdėta labai nedaug, tokie, žinai, ir aš užeinu, galvoju, kur tu dar apie tai kalbėjai, visur tik tai tie gražus tokie... Net highlighto nėra. Tai nėra. Ir... O kodėl?
Kodėl tu galvoji, kad mažiau? Dėl to, kad neužkrėsti su negatyvu tu tokiu, ar kad mažiau žinoti apie tas ligas, ar dėl to, kad jų yra šiaip daug? Nu, vat, kodėl? Ar pačiai nežinojai net kaip apie tai kalbėti? Aš pakalbėdavau, taip, žinai, ten specialių paustų nedėdavau. Žinai, mes turim... Tu irgi kaip blogerė supranti, žinai, vieną dalyką aš tau pati sakiau, aš esu pasirinkusi tokį kelią, nes aš esu kalbėjusi ir ne per vieną interviu esu sakiusi, kaip sako, tu gali jaustis blogai ir tada jau šipsotis. Tai kaip aš sakau, žinai, ir tu mane suprasi. Tai pirmiausia, kai aš į self-kamerą juokauju ir kalbu apie meilę savo, nesvarbu, kad man pačiai kartais neišeina to gyventi. Tai pirmiausia, taigi aš sakau savo. Nu, tai taip. Taigi aš savo sakau, aš savo šipsausi. Ir tai yra geriausia mano terapija. Taip, ir tą temą tu pasirinki iš savo realiai gyvenimo. Taip, ir kai aš sakau, ten nepasiduokim, pajokaukim, čia šūdais ištepliuoja vaikas spinta, pasijuok, šūdai laimę neša, nieko čia nesiparink, iki darbą ir būk graži, žinai. Tai pirmiausia, aš sakau savo, tai yra mano terapija, tai man yra be galo svarbus momentas kiekvieną dieną, man būna blogai, nu, aš tada nelendu visai, bet va tas toksai. Tai va šį rudenį, dėl ko aš nusprendžiau tiek daug kalbėti, nes tiesiog aš matyt tiek pavargau, tiesiog šipsotis tai lygai į akis, kad aš, žinok, aš savo galvoje ir širdyje susirgau šį rudenį. Nu, aš jau susirgau, žinok, aš jau patikėjau, kad manęs laukia tikrai ilga kelionė ir aš tiesiog patikėjau, kad, na, viskas, jūs te, žinok, mes sergam ir šeimoje tikrai gyvenam 5, žinai, mano vyras, Upegirius ir Laimutė. Tai va, tai žinok, aš tiesiog pagaliau susirgau ir nusprendžiau apie tai daugiau pasikalbėti, kad ta emocija būtų lengvesnė, nebūtų tik tai ant mano pečių, gal tiesiog pavargau laikyti, tiek, žinai, apsimetinėti, kad viskas gerai, nes, nu, žinok, jau šią lapkričio 1 jau aš nebekilau iš lovos, 2 žodžiai aš dūstu, 3 žodžiai. Nu, pažiūrėjau, toksai kalbėjimas buvo man, gali man atnešti arbatos norėčiau. Nu, va taip, tu neįsivaizduoji, kaip buvo baisu. Ir tu tą širdies plakimą, va, nu, tokį, va, jauti. Ir, nu, tu realiai, nu, tu supranti mirties baimę. Visiškai supranti, kad ji yra, žinai, šalia. Ir dar man toksai buvo momentas, kai aš turiu kontaktus ir su medikais, ir su energetikais. Ir, žinai, ir dar vyriausiai, žinai, kitais žmonėmis, kurie gydo nebūtinai vaistais ar kažko, vieni gydo rankomis, kiti gydo, na, žinai, visokiausiai dabar. Aš tai tikiu, žinai, žmonėmis. Tai man per šį mėnesį 3 nepažįstami žmonės užsiminė, kad šalia manęs, žinai, jau stovi pabaiga. Tai, nu, tai supranti, tada, nu, tu nebegali nebetikėti. Žinai, man iki šiol gyvenime niekas nebuvo tai pasakęs. Tai ir atsirado tokia pagalbos virtinė, va kaip ir su tom kapsulėm, žinai, aš labai blogai jaučiausi, tai mane guldė į tą deguonies kapsulę, būtent ne tą, kur tu matyti, ten buvo toksinų valymo. Tai deguonies kapsulė atstato ląstelių DNR, nes aš taip silpnai jaučiausi, kad vargu ar būčiau pakėlusi tą stiprų antibiotikų gydymą, nes, žinai, per širdelę antibiotikai duoda irgi savo. Tai tiesiog tokios 2 sesės, viena energetiškai mane valė, nežmoniškai, kad jau patraukti tas negandas, nu, sakau, kurios jau, sako, aš stovėjo šalia, žinai, energetiškai valė ir mano kūną valė jos, tiesiog rankom valė ir valė su tą kapsulę būtent, nes deguonis atstato ląstelės DNR ir būtent bakterija tas ląsteles visas, žinai, suvalgo. Na, bakterija kaip ir toksinai, pavyzdžiui, narkotikai, alkoholis, jiegi nužudo ląsteles, žinai, visiškai, nes tai yra toksinai. Tai vat, tai ir žinok, ir aš tikrai susirgau galvoje ir nusprendžiau, kad, nu, viskas, jau užtenka čia juokauti, užtenka sakyti, kad aš galiu, nu, čia tiesiog pasišipsojus viską nugalėti savo pozityvų, nes, nu, nebegaliu. Ir labai, žinok, nu, tiesiog labai pavargusi jaučiuosi nuo visko ir supratau, kad metas, nu, tikrai gydytis. Ir paprašiau pagalbos, labai iš tikrųjų susisiekė su manim keli žmonės, kurie buvo Gdanske. Savo protokolus netgi parodė gydymo, žinai. Kurie sirgo? Kurie serga. Serga. Taip, jie vis tiek serga. Nu, bet pavyzdžiui, pagal praktiką yra, žinai,
žmonių, kurie gydosi 1,5 metų su antibiotikai, žinai. Mane tai labai išgąsdino, būtent va tokia Gdansko gydymo, žinai, praktika. Nu, mane labai išgąsdino, kad aš 1,5 metų, žinai, turėčiau. Pas juos irgi yra tos kapsulės. Žinai, tiesiog Panevėžy yra vienintelė Lietuvoje baro kamera. Panevėžyje, kur aš sergu, supranti, tai man toksai buvo, nu, vat, žinai, visatos dovana. Nu, ir va tos 2 sesės, žinai, kurios tiesiog mane pasikvietė, jos man paskambino ir sako, ateik tu pas mus pasigydyti. Geriau, ta prasme, tu nu, šakės. Aš, žinok, va taip su šypsena, va tokia, va, kaip aš sakau, jau beveik pilna koja. Atsiguliau į ligoninę, mes dar su vyru sugebėjome atostogų į Ispaniją išskristi, žinai, sunku buvo, labai sunku buvo Ispanijai, nes ir labai galva sukos ir panašiai, sunku labai buvo tos atostogos tokios, nelabai ką ir prisimenu, žinok, nu nelabai, žinai, pirmą kartą po tiek metų be vaikų išskridom, tokios sugadintos, žinai, atostogos, aišku, šipsausi per sukastus dantis, žinai, bet nelabai prisimenu, žinok, aš jau. Tokiam, žinai, nuovargį didžiuliam ištisai. Ir labai galva sukosi. Dar buvo toks momentas, kur nežmoniškai galva sukosi. Žinai, aš vidury Barcelonos valandą ant saliuko gulėjau. Vidury centro. Tik nuskridom. Supranti? O vaistai yra kažkokie, kaip būna, nu, vat, įsidėt, vat, kaip būna, vat, užkyla spaudimas, ar ne? Vat, žmonės turi tą po liežuvių, ten kažką deda, va, viskas, bam, ir jisai yra kažkas tokio. Va, tai va dabar atradau man vaistukus, išrašė, va, ligoniniai padarė tos tyrimus. Tai va, ką noriu pasakyti, kad aš per tą tokį kombinuotą pagalbą gavau tą patį gydymą, ką tikriausiai būtų ir galimai Gdanske man duotų. Tai aš atsisinčiau iš Lenkijos būtent žolelių protokolą, žinai, va, jeigu žmonės klaus galėsi, tikrai gali man klausti drąsiai, nusiųsiu nuorodas, kainuoja vos 14 eurų, ten yra tokios tinktūros ir yra medikų dabar atliktas tyrimas, kad naudojant tas žoleles ir antibiotikus, gali pavykti jas pribaigti. O kas per žolelės? Įvairiausios žolelės, ten pavadinimų tikrai aš net nepasakysiu. Gal pelynas, ciberžolės, visokias gal tokie dalykai. Žinok, daugiau visokių gėlių, ten tokių, kur ten visokiausių. Ir ten pagal būtent laimo knygą. Labai stiprios ir tos tinktūros tokios labai stiprios, bet nieko tokio. Tai yra toksai vat, atliktas mokslinis tyrimas, kad žolelė suskaido tą kapsulę ir va tada jau antibiotikas gali jas... Tos žolės, aš esu girdėjusi netgi po onkologinių ligų, aš kalbinau moterį, sakau, ką jums sako po to vartoti, vis tiek tas vėžys jisai iš jūsų neišeina, jisai vat primigdomas yra. Ir, kaip sakant, tu jau kaip ir pasveikai, tu jau, nu, nebedarai tų chemijų terapijų, bet jinai sako, vienintelis dalykas, ką patarė, ištisai gerti žolės. Nes žolė yra kaip ir, nu, pagal mediciną, pagal ne visus daktarus, vieni yra ir prieš, nu, nesakykime, prieš savo nuomonę turi, kad žolė labai nužudo bakterijas. Jinai moka daryti, nes jeigu tos žolės perdauginsi, ta pati, vat, kiek aš žinau, pelynas, jisai yra labai geras organizmui, bet jeigu tu jo perdauginsi, tu tiesiog gali apsinuodyti. Nes žolė yra antiek yra stipri ir jeigu ją teisingai vartoti, tai apskritai žmogus visą laiką vaikščioja su išvalytu organizmu. Tai aš pakalbinusi tą moterį, aš jos dar daugiau pradėjau vartoti, visokių tų žolių, iš tų visokių parduotuvyčių, kaip sakau, ciberžolė, pelynai, juodasis pipiras ir taip toliau, tai, kas žudo bakterijas. Nes realiai mes nieko nesuvalgom per dieną, ką galėtumėm su maistu nužudyti, nu nebent tai gali būti aštru, tai padažai vis tiek ten visokie taip toliau, bet grinai, va, tas, va, kai būna, kodėl yra gerai darytis organizmui šoką, nevalgymo, pripratinti organizmą prie šokų kažkokiu, arba ten išsivalymo. Visokių tų žolių gerimas, kad visos senelės išsivalo. Tai vat, tas būna, vat, tikrai tas žolės yra gerai vartoti, bet, nu, vat, kaip ir tu dabar vartoji jau, aš taip suprantu. Jo, vat, nes yra moksliškai įrodyta, kad bakterijos neturi žalių DNR to imuniteto. Jos neturi, nu, kad apsisaugoti, nes per daugelį metų bakterijos jos išmoka apsisaugoti nuo antibiotiko, nes bakterijas gali nužudyti tik antibiotikas. Bet jos neturi vat, būtent apsaugos žolelių tam vat, būtent gydymui. Tai vat, ir vat, ką norėčiau labai pasidžiaugti, kad šiai dienai aš tą gydymą su žolėmis mes pasitarėm su mano infektologė čia Panevėžy, infekcinį ligoninį, papuoliau, prisiprašiau, sakau, priimkit, pažiūrėkit mano tyrimai. Nu, tarkim, jeigu norma yra jau vienetas, jau yra, kad jau tavo suaktyvėja, tai pas mane yra virš 6. Vėl šį rudenį. Įsivaizduok, po šitą kursą, aš esu išgerusi gal, nežinau, 5 po 5 savaitės kursus.
Tai va dabar kasdien lašinuosi su lašelinė, važiuoju, lašelinė lašina, pirmą kartą man yra būtent lašelininis tas, net taip gal vadinasi. Taip, gydymas toksai. Taip, kad su lašelinė antibiotikai ir pasitariau, kad tas žalias atsisiunčiau, sakė labai gerai, puiku. Čia vietiniai infektologai turi savo nuomonę apie būtent Gdansko gydymą, nes labai brangu. 10 000 kažkokių reikia turėti, kad nes tau pirmų kartų gerai gal bus 1000, nes tu ten dar daug kainuoja, kad ten yra dienos stacionaras, tu turi mokėti už apgyvendinimą. Žinai. Tai gerai, tai arčiausiai gaunasi Gdanskas, arčiau nėra nieko. Yra gal dar Vokietija, man atrodo, dar viena, bet aš žinau tik tai apie Gdanską. Apie Gdanską, nes dauguma lietuvių ir aš žinau, kad yra laimiečių kažkokia grupė. Yra Facebook. Taip, ir kad iš tikrųjų labai daug žmonių ten yra prisiregistravus, kurie serga. Tiesiog, ta prasme, nes aš tiesiog atsimenu iš anos moters pasakojimų, kad ta prasme tiek yra mūsų daug, kad tu net atrodo... Ir auga nežmoniško greičiu. Ir kad dabar, kaip su COVID, jeigu tau virusas tai COVID'as, tai kaip dabar ateini į ligoninę, jeigu tau kažkas, kažkas, viskas tau jau laimo liga, darysitės, čia man taip pat buvo. Aš pasakiau, kad aš kosėjau. Ištisai kitokio apsivėmimo beveik, bet jau ačiū Dievui praėjo. Sako, o jum nebuvo įkandusi erkės? Sakau, ne. Bet vis tiek reikia padaryti nuo laimo ligos. Ir ten tas Apšteino baro virusas irgi. Žinau, kad tikrai šią lygą, laimo lygą gydyti nėra pigu. Vis tiek tu eini pas privačius arba net ne pas privačius, tos pačios žolių atsisiuntimas, antibiotikų išrašymas, tu juos pati perki, nėra taip, kad kompensuoja ir tu nueini ir gauni. Papildai ir visa kita. Nukenčia tavo darbas automatiškai, jeigu tu pasikeli iš lovos, tu neišeini į darbą, tu neuždirbi pinigų. Psichiatrai, psichologai. Ar maždaug įsivaizduoji, ar buvai, kaip čia pasakyti, buvai pasidarius kažkokį planą, kiek yra per visą šitą laiką realiai išleistų pinigų, vien tik ant to tokio gydymo, ėjimų, tyrimų ir taip toliau? Žinai, jeigu taip vertinant iš tikrųjų tas situacijas, kiek dar, žinai, gal kažką ir... Žinai, kaip ir mes dar kažką ir susiorganizuoji, gal ir papildus ir panašiai, bet tai čia būtų ne šimtai, čia būtų 1000 per tiek metų išleista, tai mano atveju tai vien tik ir skrydžiai kiek kainuodavo, ar ne, ir psichiatrai, ir psichologai. Vien tik psichologas, geras psichologas 800 eurų, jeigu dar geresnis ir savo vardą turi 150 valandų. Tai čia yra 1000, nekalbant dar apie tai, kad galbūt, žinai, dabartinis mano gydymas dėl to, kad kažkas pačiulbėjo paukštelis, kad čia priimkim kažkaip gerai, kad tik per Instagramą neatsilieptų bloguoju. O jeigu tai yra paprastesnis žmogus, viskas, jeigu tai tu negali duoti kažkokios... tą ligoninę, žinau. Tai vat. Jo, pinigų sumos yra tikrai nemažos ir kai aš tau parašiau ir tu supratai, kad aš dirbu su draudimais, man buvo iš tikrųjų įdomu pakalbinti tave ir pačiai įdomu, visą istoriją buvo išklausyti, bet iš tikrųjų apie šitą situaciją, apie pinigus ir taupimą pinigų tokiom situacijom, kada jų reikia labiausiai ir kada tie sutaupyti pinigai, jie ateina tada, kada jų labiausiai reikia. Tai va dėl to aš labai dažnai kalbu apie taupimą, kad moteris ir vyras turi savo šeimoje atsidėti. Nes tada, kada jums jų labiausiai reikia, jūs neįsite pas kažką skolintis, jūs tiesiog atsidarote savo kaupimą ir pasiemate savo sukauptus pinigus ir niekam nebūnat skolingi ir niekam nereikia, kaip sakant, aiškintis, kodėl aš paėmiau ir dar palūkanas kažkokią susimokėti, kaip sakau. Tai šitoje vietoje žinau, kad tu pas mus turi kaupimus vaikam, ir vienam, ir kitam. Apie juos pakalbėsim truputėlį vėliau, darysim pakeitimus. Ir tu minėjai, kad pati po šito dalyko supratai, kad tikrai nori draustis. Taip, ir dar aš kaip pagalvoju, kad, tarkim, kokia tai būtų buvus pagalba mano šeimai, ir kai tu man parašai, kad būtent Kompensa įtraukė, ar ne? Įtraukė į lygų sąrašą, būtent lėtinę laimo lygą, tai man toksai, žinai, norėjos atsistoti ir paploti, nes iš tikrųjų šita liga yra tokia be galo klastinga ir daug žmonių dabar apie tai kalba. Ir Vaidotas iš Rūkmatai pasidalino, kad irgi serga jis labai baisiai. Ir visi, žinai, masiškai serga, masiškai ta liga dar labiau procentai auga, nes žiemų nebėra, erkės nebemiega, dauginasi, nieks nebepurškia miškų ir panašiai. Tai yra, tiesiog man tai toksai yra, man toks nuoširdus ačiū, atrodo, kad kitiems žmonėms, bet... Iš tikrųjų, tas mūsų pokalbis, jisai tikrai atneš žmonėms
to tokio sukrėtimo gal eit pasitikrinti, nes tyrimas nuo Laimo ligos jisai kainuoja iki 30 eurų, aš neklystu, 28, kažkas tokio. Lyg ir vasarą buvo netgi kažkoks pasiūlymas 23 eurai Laimo ir plius turi, sakau, dar gali net nebu darytis, kad gaunasi ten 30 suma, tik tai vieną, kuris parodo. Ir svarbiausia, kad suspėti ją gydytis ir apskritai, jeigu jaučiat kažkokius negalavimus, tiesiog nelaukti ir vat kaip ir tu pati sakėjai, kad aš nesėdėjau ir nelaukiu, man pasako pas mane kažkokia liga, bet iš tikrųjų aš jaučiu, kad ne ta, vis tiek eini ir bandai eiti pas kitus gydytojus, o ne pasikliauti tik vieno gydytojo atsakymu. Ir tikrai tą reikia daryti, nes ten irgi dirba ne robotai, tai yra žmonės, nei vienas nenori mums pakenkti, bet taip atsitinka. Yra atvejų, kada padaro klaidų, ir jas priima, bet jau būna per vėlų. Taip. Tiesiog nuo mūsų pačių priklauso. Ir tai va tiek. Tai, žinai, mano atveju yra kaip yra, bet aš tikrai labai norėčiau paraginti žmonės ir kaupti ir apsidrausti, nes aš šiaip labai daug ir pati pas save, nors nedirbu su šituo reikalu, bet kadangi tikrai daug dalinuosi, visi, kas mane seka, žino. Nes atsitikus nelaimiai, tai žinoma, tu jau laimės nebesusigrąžinsi, jau kaip atsitiko, bet ta finansinė gerovė, kuri, tarkim, tau gali ateiti iš šalies, ar ne, kur, tarkim, iš draudimo, tai tikrai palengvintų situaciją. Ir tarkim, ypač, tarkim, tokiu atveju kaip Laimo liga, ar ne, kaip tau jau reikėtų kažkur važiuoti toliau, tai... O pas mus iš karto yra išmoka. Atsitikus Laimo ligai, netgi nelėtiniai, taip. Ir žmogus gauna išmoką. Jeigu parašyta Laimo liga ir jam yra išrašyti antibiotikai, viskas, jisai gauna taip, nes, išmoką. Tai įsivaizduoju, jeigu tu išgeri 5 savaitės, tai yra 3 kursai antibiotikų. Tai tu jau moki pinigus. Kiek tau reikėtų papildomams išleisti? O jeigu tu jau jautiesi taip, kad, kaip pavyzdžiui, praeitą moterį kalbinau fotografę, tu fiziškai net jau fotografuoti negali. Ta prasme, tu jau viskas. Ta prasme, tu nebegali atsikelt. Tu žinai, kad tu užsirašęs kažką tai, bet tu jau nebegali... to projekto padaryti renginio, kaip tau, pavyzdžiui, buvo sunku net pirmas renginys ir kaip tau jį pravesti ir kaip pravedai. Tai iš tikrųjų labai tau ačiū, labai buvo įdomu ir skauda buvo klausyti. Aš tikiuosi, kad ilgam užmigs tą bakteriją tavo kūne ir jinai užmigs, kaip sakant, visam laikui ir to nori tikrai visi. Norisi, atrodo, padovanoti tą sveikatą, pasidalinti ją. Bet tikriausiai mes vienas kitai kaip moteris galim tik tai su šiluma, va, ir viskas bus gerai. Ir kad tos tetulytės arba šalia moteris sakė, kad šalia tavęs stovi galbūt tamsa, tai taip tikrai nėra. Nes tokia, viskas, aš jau išvariau šitą. Čia jau yra tie sesutės dvi, kurios tave, kaip sakant, paims į savo rankas. Taip. Iš tikrųjų viskas bus gerai.